Nuvykęs į Garliavą. Taip. Koks jūsų įspūdis, kas motyvavo tuos žmonės susirinkti ir trukdyti teismui vykdyti sprendimą? Manau, kad žmonių elgesys absoliučiai suprantamas, matant visą kontekstą, kas sukosi aplink šitą bylą, rezonansinę bylą, kur iš tikrųjų mūsų valstybė pasirodė, kad jos institucijos nesugeba tvarkyti tokių reikalų. Tai visuomenės pasipiktinimas man visiškai suprantamas ir aš net pridėsiu prie tai, ką kalbėjo Nijolė. Tai buvo penktadienis ir tai buvo pilietinio pasipriešinimo diena. Tai buvo Romo Kalantos susideginimo diena, metinės. Ta diena vadinama pilietinio pasipriešinimo diena. Tai mano teisėjas specialiai tą parinko dieną? Nežinau čia dėl tų sąmokslo teorijų, bet aš noriu pasakyti pačią, reiškia, esmę. Vakarų civilizacijos esmė yra pilietinis pasipriešinimas. Visa vakarų civilizacija kilo iš pilietinio pasipriešinimo. Lietuva nepriklausoma taip pat kilo iš pilietinio pasipriešinimo, kuris buvo, mes matėm ir su Sąjūdžio banga, ir sausio 13 ir pagaliau Romo Kalantos įvykiai. Tai buvo pilietinis pasipriešinimas. Ir taikus, orus, solidarus pilietinis pasipriešinimas yra galimas ir jeigu bandoma jį marginalizuoti, bandoma pasiūsti kažkokį provokatorių, alkoholikų ir panašiai, tai yra kova su demokratija. Tam tikras teisininkų klanas, pasakysiu taip, bando slopinti demokratiją Lietuvoje, bando marginalizuoti tai, kas kyla iš žmonių, tai, kas yra užbrėžta mūsų konstitucijoje. Gali sukonkretinti, kas tas klanas? Kuria tauta.